Dažnai jauti nuovargį arba vis nepadarai to, kas svarbu, nes atidėlioji? Turiu tau paprastą receptą. Kai sunku, išmok nepasiduoti, o pailsėti. Geram poilsiui reikalingi bent 4 komponentai. Pirmas turėtų prasidėti ar sausio 1 arba net anksčiau. Tai yra, planuojant metus, visų pirma turėtum nuspręsti, kada bus atostogos. Ir tik aplink tai lipdyti darbus, o ne atvirkščiai. Nes tiesa ta, kad neapturės gerų atostogų ir dirbti gerai negalėsi. Protui to tiesiog reikia ir baig savo pudrinti smegenys, kad pailsėsi, kai numirsi. Antra, savaitgaliai ne šiaip savo sugalvoti. Yra įrodyta, kad dirbant ne 40, o 60 valandų perdegimo tikimybė didėja beveik 2,5 karto. Dirbant 48 valandas daugiau nei 1,5 karto irgi. Trečia, nebesityčiok iš savo miego higienos. Jei darbai priartėja per daug arti miego laiko, gali būti tikras, kad smegenys vietoje atsipalaidavimo dar bus užsiėmusios sprendimais. O kitą dieną nuo to tikrai negeriau bus, o tik šudiniau. Na ir ketvirta, svarbu dienoje turėti pertraukėlių. Eini prieš savo fiziologiją kiekvieną kartą sėdėdamas vienu metu ilgiau nei 1,5 valandos ir nepadarydamas pertraukos, kuri visiškai pakeistų režimą. Trumpa mankšta, sveikas užkandis, pakvepavimas, fainas pokalbis, meditacija galėtų suveikti nuostabiai ir į kitą darbinę valandą eitum su gerokai švaresnė galva. Visa tai reikšmingai padės su nuovargiu ir atidėliojimu, tad įveik jį leisdamas savo pailsėti.